Kas vyksta tarp Rusijos ir Ukrainos atstovų Turkijoje? Putinas atsisakė vykti į Stambulą ir tai niekiek nestebina. Kremliaus vadas nemėgsta išeiti iš savo komforto zonos, ypatingai kai jam pirštinę meta Volodymyras Zelenskis. Vietoj to Putinas siunčia savo patarėjų komandą, vadovaujamą kultūros patarėjo, ir tuo indikuoja, kad nekeičia savo maksimalistinių reikalavimų Ukrainos atžvilgių. Faktiškai Kremlius ir toliau reikalauja, kad Ukraina kapituliuotų. Atsisakytų narystės NATO perspektyvų, atsisakytų vakarų šalių ginkluotos paramos, atsisakytų turėti didelę ir pajėgią kariuomenę, kuri galėtų atremti ateities Kremliaus atakas, taip pat bet kokių ambicijų susigrąžinti šiuo metu okupuotas teritorijas. Tad Kremliaus reikalavimai nesikeičia, nepaisant to, kad per pastaruosius 16 mėnesių jokio reikšmingo strateginio postumio į priekį agresorius nepasiekė. Naujai okupuota Ukrainos teritorija, kurią pavyko užimti okupacinėms pajėgoms, yra maždaug dvigubai mažesnė per tuos 16 mėnesių negu Vilniaus apskrities teritorija. Tad taip, Kremlius turi tam tikrą iniciatyvą, stumėsi į priekį su didžiulėmis netektimis savo pusėje, bet jokių strateginės reikšmės pasiekimų nepadarė. Labai svarbu, kaip į visą tai reaguos Ukraina. Ir Ukraina sureagavo, jis siunčia ir savo delegaciją, ji bus vadovaujama gynybos ministro, tuo indikuojant visam pasauliu ir ypatingai Jungtinėms Amerikos valstijoms, kad Ukraina yra pasirengusi dėrėtis net ir tokiomis aplinkybėmis, kai iš Rusijos pusės atvykstanti delegacija nėra aukščiausio lygio ir vargu ar turinti mandatą, ką nors realiai dėrėtis. Tad tai bus veikiau dėrybos dėl ateities dėrybų. Kalbėjimasis apie tai, kaip reikės kalbėtis rimtesniuose formatuose ateityje. Labai svarbu vėlgi, kaip į tai reaguos ir Jungtinės Amerikos valstijos. Ir čia ko gero matysime dvi stovyklas. Viena stovykla sakys, žiūrėkit, įvyksta susitikimas tarp rusų ir ukrainiečių, tai jau yra pasiekimas, nes mums pavyko susadinti šitas abi pusės prie bendro stalo, nepaisant to, kad dėrybos tarp jų tiesioginių lygių nevyko iš esmės nuo pat 22 metų. Kita Trumpo komandos pusė sakys, bet vis tik tai Kremlius nėra toks sukalbamas, kokio mes galbūt tikėjomės. Per pastaruosius keletą mėnesių, nepaisant amerikiečių noro parodyti nuolaidžiavimo požymių Kremliui, jokių realių postumų į priekį nebuvo, apčiuopimų rezultatų nėra, Kremlius atmeta 30 dienų paliaubas ir nerodo indikacijų, kad jau artimiausiu metu gali būti pasiekta taika. Tad galbūt, sakytų tie Trumpo komandos atstovai, reikėtų pradėti taikyti ir griežtesnės sankcijas Kremliaus atžvilgių. Kuri iš tų stovyklų nugalės, kol kas sunku pasakyti, bet panašu, kad pirmoji turi stipresnės pozicijas ir jos teiginys, kad galbūt reikėtų surengti Trumpo ir Putino tiesioginį susitikimą, tą įgarsino ir pats prezidentas Trumpas, yra ko gero to iliustracija. Aišku, aktualu, ką darys ir Europos šalis. Prisiminkime, praėjusią savaitgalį Europos lyderiai sakė, kad jeigu Rusija nesutiks su paliaubomis, paliaubos buvo pirma sąlyga prieš prasidedant deryboms, tuomet bus įvestos labai griežtos sankcijos. Bet čia Europa turi kredibilumo problemų, nes pastarieji sankcijų paketai, 17 sutartas prieš keletą dienų Europos Sąjungoje, nėra patys rimčiausi, tokie, kurie keltų didelį pavojų Kremliaus ekonomikos tolesniam funkcionavimui, ir susitarti dėl naujų griežtesnių paketų bus tikrai sudėtinga. Juo labiau, kad Vengrija apskritai grasina vetuoti net ir dabar galiojančių sankcijų pratesimą, kurį reikės padaryti jau vasarą. Tad čia Europai yra sudėtinga manevruoti be Jungtinių Amerikos valstijų postumio. Jeigu amerikiečiai nepaskelbs naujų griežtų sankcijų, tuomet Europos šalių grasinimai, kad tai bus sprendimas, kurį priims Europos šalis, neskambės taip įtikinamai. Žiūrėsime, kas vyks toliau.